papasakosime, kaip reikia pasiruošti irklentę pirmam plaukimui. Mums reikės pompos, įkišame į vožtuvą ir pasukam pagal laikrodžio rodyklę. Prisipūti irklentę iki reikiamo slėgio. Šiuo atveju šiai irklentė reikiamas slėgis yra iki 15 psi. Uždarome vožtuvo dangtelį. Sekantis žingsnis pripūtus irklentę - pritvirtinti saitą. Taigi, mums reikia saito, kurį jūs rasite komplekte. Tvirtinimas tikrai yra labai paprastas ir nesudėtingas. Na štai, kelios sekundės ir saitas jau yra pritvirtinamas. Dažniausiai kyla klausimai, kaip jie, prie kurios vietos tiksliau reikėtų tvirtinti, tai visiškai nėra svarbu, ar jūs tvirtinsite prie kairės kojos ar prie dešinės kojos, tiesiog kaip jums patogiau. Kol neeiname į vandenį, saitą tvirtiname prie pagrindinės rankenos esančios viduryje. Tuomet atverčiame irklentę ir statome kylį. Kylį statosi tikrai labai paprastai. Tik svarbiausia yra nepamiršti jo užfiksuoti. Sekantis žingsnis - susireguliuoti irklą pagal savo ūgį. Taigi turime 3 dalių irklą, tai yra mentis, vidurinė dalis ir rankena. Sujungiame menties dalį su vidurinė dalimi. Pridedame reguliuojamą dalį. Populiariausias irklo reguliavimo būdas yra atsistoti tiesiai. Irklą užfiksuojame tokiame aukštyje, kad jūsų riešas pasidėtų ant rankenos. Taigi, jūsų irklentė dabar paruošta pirmam plaukimui. Tikiuosi, kad atsakiau į visus jūsų rūpimus klausimus.